Jeigu Švedija nebebus humanitarinė supervalstybė, kas ji tuomet bus? Tekstą skaitau aš, teksto autorė Marija Rakickaja. Net jeigu tau kas nors nepatinka, nereikėtų to deginti. Šią citatą atsimenu iš paskaitos Stokholmo universitete pernai. Dėstytojas 2 valandas skyrė žmogaus teisėms Šiaurės Korėjoje aptarti, per pertrauką ėmė samprotauti apie peripetijas kilusias Švedijai stojant į NATO. Švedija įstojo į NATO 2024 m. kovą, bet narystės ratifikavimą vilkino Vengrija ir Turkija. Pastaroji reikalavo panaikinti jai taikomą ginklų embargą ir sustiprinti kovą su teroristinėmis organizacijomis, kaltindama Švediją talkinant Kurdistano darbininkų partijai PKK. Turkija taip pat pageidavo Švedijoje ir Suomijoje gyvenančių, tariamai su PKK ir Giuleno judėjimu susijusių asmenų ekstradicijos ir naudojusi darybinę poziciją, kad užsitikrintų F-16 naikintuvų įsigijimą iš JAV. Giuleno judėjimas – tai organizacija, kuri bendradarbiavo su Turkijos vyriausybė, bet 2016 metais buvo apkaltinta rengusi perversmą ir priskirta prie teroristinių. Būtinybė derėti su daugelio diktatoriumi laikomų Recepu Tayyipu Erdoğanu Švedijoje sulaukė kontroversiškų reakcijų. Viena jų kelis kartus 2023 metais surengtos Korano deginimo akcijos. Akcijoms buvo išduotas oficialus policijos leidimas, o vyriausybės atstovai Erdoğano nuogąstavimus tegalėjo atsakyti, kad šalyje galioja žodžio laisvė, tad protesto akcijos, nors ir netinkamos, yra saugomos konstitucijos. Todėl buvo traktuojama, kad jas palaiko Švedijos valstybė ir tai sukėlė pasipiktinimą ne tik Turkijoje, bet ir kitose musulmonų šalise, o pačioje Švedijoje dėl jų keliais atvejais kylo riaušės. Dėstytojas prisiminė, kaip atsakydami į Korano deginimo akcijas demonstrantai Pakistane degino Švedijos premjero Ulfo Kristerssono portretą. Nemanau, kad buvo teisinga jį deginti. Ne jis degino. Žinoma, tas, kas degino, nėra toks žinomas, kad jį degintų. Suomiai ir Norvegai draudžia deginti šventas knygas. Aš manau, kad tai sveiko proto klausimas. Draudimų ir sveiko proto supriešinimas atskleidžia šitą svarbaus apie Švedijos tapatybę. Reaguodama į Švedijoje kilusi skandalą, Suomijos premjerė pabrėžė, kad jos šalis tokių problemų neturi, kadangi bet kokių religinių knygų deginimas draudžiamas. Nepaisant diskusijų, švedams draudimo idėja atrodė nepriimtina. Žodžio laisvė yra vienas pamatinių valstybės konstitucinių principų ir toks draudimas prilygtų konstitucijos keitimui. Politinės diskusijos sukosi apie švelnesnes priemonės. Per debatus liberalų lyderė samprotavo, kad galbūt policija galėtų atsižvelgti į akcijos vietą ir datą, pavyzdžiui, neleisti deginti Korano prie mečetės per svarbią religinę šventę. Kraštutinių dešiniųjų lyderis atkirto, kad žodžio laisvė nebus ribojama dėl chuliganų į akciją reaguojančių riaušėmis. Visgi nėra savaime aišku, kad ko nors deginimas būtinai yra žodžio laisvės dalis. Tikėtina, svarbesnis čia yra dėstytojo minėtas sveikas protas. Galbūt suomiams ar norvegams reikia drausti, o švedai turėtų susiprasti patys. Sveiko proto viršenybė, brandumas leidžiantis neriboti laisvės yra svarbi Švedijos identiteto dalis. Įvedus draudimą deginti šventas knygas, nukentėtų ne tiek žodžio laisvė, kiek įsitikinimas, kad švedai gali susitvarkyti su didesne laisve nei kiti. Net jeigu pasitaiko pavienių nukrypimų, žmonės ir taip žino, ką deginti ir ko ne. Prisimenu ir kitą ugningą epizodą. Dar skandinavistikos bakalauro studijų laikais viena dėstytoja pasakojo apie sudegusią biblioteką ir po to kilusią diskusiją, ar reikėtų studentams apriboti laisvą prieigą prie knygų. Buvo nuspręsta to nedaryti, juk vis dėlto knygos skirtos skaityti. Ir viena nelaimė nieko nekeičia. Man visada imponavo tokia laikysena. Ypač palyginus su Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomomis knygomis, kurioms pasiekti reikėdavo specialaus užsakymo, o vaikščioti tarp lentynų ir laisvai vartyti leidinių negalima, juk maža ką studentai gali su jais padaryti. Toks laisvės ir sveiko proto derinys atrodo sudarė Švedijos identiteto šerdį. Su juo galima susijęti ir jos tarptautinėje politikoje ilgą laiką užimtą vaidmenį – buvimą moralinę arba humanitarinę supervalstybę. Toks naratyvas suponuoja, kad šalis yra labiau apsišvietusi nei kitos, privalo skleisti žinią ir dirbti žmonijos geroviai. Ši tapatybės pamatą formuoja ne tik buvimas gera valstybė, bet ir gebėjimas būti gera, geriau nei visos kitos.
Šį įvaizdį palaiko aktyvi užsienio politika, stipriai akcentuojamos universaliosios vertybės, solidarumas bei socioekonominė lygybė. Kartais toks naratyvas įvardyjamas ir kaip Švedijos išskirtinumas. Ši sąvoka kartais taikoma JAV kontekste, bet visiškai kitokia prasme, paremta karinė galia. Švedijos išskirtinumas veikiau susijęs su prisimtu pasaulio sąžinės vaidmeniu. Tarsi šalį auginusi mama sakė, būk protingesnė, ar jeigu visi šoks nuo stogo, šoksi ir tu, Švedija tikrai nebūtų šokusi. Toks sąmoningumas kartu su laisvės principu labiau nei tradicinis nacionalizmas švedams sudarė pasididžiavimo savo tauta pagrindą. Itin švediškas ir į kitas kalbas neverčiamas žodis lagom reiškia nei per daug, nei per mažai, o tiksliai tiek, kiek pridera. Nereikia išsišokti, turėti prabangiausio automobilio ar būti geriausiam. Reikia gerai išmanyti, kaip būti lagom. Paradoksalu, bet nesipuikuojant galios atributais, galima didžiuotis būtent tuo, buvimu santūriausiais, sveikiausio iš sveikų protų savininkais. Ilgainiui, tarptautinės ir vidinės krizės ėmė kelti iššūkių Švedijos identiteto naratyvams, o kartu ir valstybės prekės ženklui. Tai ypač pastebima žvelgiant į pastaruosius 5 metus. Galima prisiminti, kaip šalies išskirtinumas kontroversiškai pasireiškė suvaldant COVID-19. Lietuvoje daugelis stebėjosi ar net piktinosi laisvesnių Švedijos atsakų į pandemiją ir karantino netaikymu. Kiti įtariai žiūrėjo į ribojimus, galbūt juo žavėjosi. Tiesa, kartais įsivaizdavimas apie netaikomus ribojimus neatitiko realybės. Pavyzdžiui, Lietuvoje tuo metu, kai karantinas buvo švelninamas, kilo diskusijų dėl 5000 žiūrovų per krepšinio varžybas. Švedijoje renginiai buvo uždrausti pandemijos pradžioje ir šios taisyklės nuosekliai laikytasi praktiškai iki pandemijos pabaigos. Kai kurie ribojimai iš tiesų buvo laisvesni, bet dar daugiau skyrėsi retorika. Švedijos politikai vėlgi akcentavo klasikinį sveiką protą bei sąmoningumą ir nepriėmė karantino ar priverstinių ribojimų idėjų. Nepaisant prieštaringų reakcijų, karalystės epidemiologas Andašas Tegnelis, atsakingas už pandemijos valdymą, tada buvo išrinktas žmogumi, su kuriuo švedai labiausiai norėtų nueiti išgerti alaus. Nors Švedijos sveikas protas sulaukė nemažai kritikos, pandemijos valdymo rezultatas, atsižvelgiant į mirčių skaičių ir ekonominių bei socialinių faktorių visumą, vertinamas teigiamai. Šalies išskirtinumo naratyvas atlaikė išbandymą, bent jau iš vidaus. Rusijos karas prieš Ukrainą, paskatinęs Švediją stoti į NATO, atnešė naują išbandymą. Dėl poreikio derėti su Turkija, šalies savimoniai iššūkių kėlė jau stojimo į alijansą procesas. Tačiau ir pats tapimas NATO nare neatitiko ilgai įsišaknyjusio naratyvo, grįsto vidurio kelio idėją, laisvę nuo bet kokių alijansų ir 200 metų trukusių neutralumu, kuris buvo laikomas saugumo garantu ir Švedijos sielos DNR. Iki tol pagrindinės politinės partijos neįsitraukimą į NATO laikė savaime aiškiu. Tačiau po Rusijos pradėto karo teko pakeisti kryptį. Suomijai nusprendus stoti į NATO, Švedijai nebeliko galimybės abejoti, kadangi taip pilnavertis Šiaurės bloko bendradarbiavimas nutrūktų. Anksčiau jaunesniaisiais broliais laikyti Suomiai šįkart tapo kelrodžiu. Bandymas performuluoti Švedijos poziciją buvo juntamas iškart. Per pagrindinį kanalą SVT pasirodė dokumentika 200 metų neutralumo mitas, kurioje pasakojama apie ilgalaikį šalies bendradarbiavimą su NATO ir parodoma, kad stojimas į alijansą tėra faktinio bendradarbiavimo pripažinimas, o ne esminis pokytis. Tuomet girdėjau pažįstamų nuogastavimų. Tai ne ta Švedija, kurioje užaugau. Visgi su tam tikrų liūdesių daugelis įžvelgia ir būtinybę prisiimti atsakomybę. Po įstojimą į NATO pasirodė tiek publicistinių, tiek akademinių straipsnių keliančių klausimą, ar keičiasi atsakymas į tai, kas visgi yra Švedija. Svarstyta, ar bus išsaugotas valstybės ontologinis saugumas, identiteto integralumas ir gebėjimas atsakyti į klausimą, kas mes esame. Kol kas panašu atsakymas yra teigiamas. Praradus neutralumą ar jo įspūdį, pasitelkiamas atsakomybės naratyvas. Švedijos kaip humanitarinės supervalstybės vaidmuo galėtų išlikti, pabrėžiant stojimo į NATO būtinybę per solidarumo ir atsakomybės prizmę. Apie vykstančius pokyčius pakalbinau Aleksą Amneusą, kuris dirba vyresnių klasių visuomenės mokslo, sociologijos ir psichologijos mokytojų vienoje centrinio Stokholmo gimnazijų. Su Aleksu susipažinome, kai kartu dirbome prie ukrainiečių integracijai skirto projekto. Kalbėdamas apie Švedijos narystę NATO, jis apgailestauja, kad viskas įvyko taip greitai, nepalikta erdvės visuomenės debatams.
Per diskusijas pasiektas konsensusas, dar vienas klasikinis Švedijos visuomenės bruožas, buvo paaukotas šiame procese. Tačiau Aleksas pripažįsta ir teigiamą narystės NATO aspektą. Juk kitos šalis, taip pat ir Baltijos regione, kentėjo nuo karo. Tuo metu Švedija galėjo sakyti, ne, mes neutralūs. Dabar Švedija iš tiesų galės padėti. Manau, tai yra gerai, tuomet teks prisiimti šiek tiek daugiau atsakomybės. Švedijos humanitarinė supergalė taip pat atspindėjo atvira migracijos politika ir nuostata, kad šalis pajėgi padėti kitiems, dalindamasi kruopščiai sukurtais tautos namais, kad čia visi žmonės yra vienodai vertingi, o diskriminacijai ir rasizmui vietos nėra. Šiandien Švedijos prieglobsčio politika yra istoriškai griežčiausia. Skatinamas imigrantų grįžimas į kilmės šalis, naujausių siūlymų už tai suteikiant 350 000 Švedijos kronų išmoką. Kartu mažinamos integracijai skirtos lėšos. Nors tokios tendencijos koreliuoja su bendra situacija Europoje, Švedijoje, kurios savimonė ilgai nebuvo paremta tradiciniu nacionalizmu, jos atrodo sunkiai suderinamos su šalies įvaizdžiu. Posūkio aštrumą galima iliustruoti premjero pavyzdžiu. Būdamas nuosaikiųjų partijos jaunimo sąjungos pirmininku, Ulfas Kristerssonas samprotavo, kad sienų apskritai neturėtų būti. Valstybės neturėtų riboti žmonių galimybės laisvai gyventi. Pabėgėliai čia ne tam, kad kažko iš mūsų prašytų. Jie bėga nuo neįmanomų gyvenimų sąlygų, kalbėjo jaunas Ulfas. Šiandien Ulfas daugeliu problemų sieja su migrantais. Satyrinės laidos Svenska nyheter sumontuotame klipe jaunas Ulfas debatuoja su šiandieniniu. Diskursas pasikeitė 180 laipsnių. Migracijos klausimų humanitarinės supergalios naratyvą suderinti su realybė yra daug sunkiau, ypač turint omeny, kad iššūkis nėra pripažįstamas. Klausimas, ar keičiamos vertybės, atvirai nekeliamas. Nepaisant iš tiesų egzistuojančių integracijos problemų, nuo 2022 metų Švedija valdančiosios dešiniųjų koalicijos retorika suplaka realias problemas su klasikiniais populistiniais argumentais. Kaltė dėl ekonominių problemų ir nedarbo priskiriama imigrantams, nors akademiniai tyrimai rodo, kad imigracija ekonomikai palanki, o kraštutinės dešiniųjų partijos inicijuoti imigrantų kaštų skaičiavimai neatskleidžia problemos esmės. Aleksas taip pat sako, kad netiki ekonominiais argumentais. Jaučiu, kad tai labiau susiję su kultūriniu nacionalizmu. Jie musulmonai, jie nesupranta. Tuomet galbūt įmamasi ekonominio argumento. Juk negali imti ir pasakyti, kad mes nenorime šių žmonių. Pašnekovas pats pasakoja, kad jo klasėje 30 skirtingų tautybių mokinių. Ar tai jam kelia problemų? Ne, man smagu, atsako jis. Man taip pat smagu. Moku švedų kalbos prieglobsčio prašytojų Stokholme ir suprantu, kad galbūt mes su Aleksu turime per daug bendro. Daugiakultūriškumas mums smagu ir įdomu. Taip pat ir kolegė integracijos pedagogiai. Ja gąsdina dabartinis Švedijos vystimasis. Ar dabar ieškoti vertybių reikės emigruoti į Naująją Zelandiją, klausė ji. Tačiau be abejo, ne visiems yra smagu. Mažiau keliavusiems ar kitomis kultūromis nesidomintiems, užsienio kilmės kaimynai gali kelti nepatogių jausmų. Pažįstamas švedas prisipažino širdyje manantis, jog kairioji politika ir socialdemokratinės vertybės yra teisingos, bet jam nejauku, kad jo vaikystės rajone Stokholme girdisi daug skirtingų kalbų. Jų atsirado ir ant iškabų. Dabar šis žmogus gyvena pačiame miesto centre, ant kalno, prie rotušės, bet vis tiek liūdi, kad jo senasis rajonas pasikeitė. Tiesa, dešiniųjų politika automatiškai svetimų kalbų iš miesto garsų repertuaro nepašalina. Ji nereiškia vien mažiau imigrantų. Dabar tam pačiam švedui sunku rasti darbą aplinkosaugos srityje, nes mažinamas jai skirtas finansavimas. Taip yra ir daugelėje kitų socialinių sričių. Mažiau paramos pažeidžiamoms grupėms, sunkesnės sąlygos mokytojams, kadangi daugelis mokyklų orientuojasi į pelną ir didina klases. Atėjusi į Alekso mokyklą, tikėjusi čia akies krašteliu pamatyti tą babelį, kur visi kalba skirtingomis kalbomis, niekas nieko nesupranta, sumišusios kultūros verda chaose. Po pamokų koridoriuose užsilikę moksleiviai sveikinasi su Aleksu ir klausia, kas aš tokia. Viena paauglė eina kartu, klausia, ar aš švedė ir nori atspėti, iš kur atvykau. Pirmas bandymas – Lenkija. Labai arti. Sutinkam barzdotą direktorių su džinsais, kuris sveikina mane atvykus, tarsi nebūtų nieko keisto, kad slankioju po mokyklos koridorius. Išeinant dar keli mokiniai susispečia aplink. Aleksui linki gero savaitgalio, gerų atostogų, vienas spaudžia man ranką.
Taip, iš tiesų keista mokykla. Moksleiviai ir direktorius į mane reaguoja panašiai, tarsi visi būtų lygus ir turėtų vienodą teisę smalsauti, ką čia daro nepažįstama suaugusi. Kalbantis apie iššūkius, Aleksas prasitarė. Nors taip nepriimta sakyti, dažniausiai sudėtinga būna dėl skirtingos ekonominės padėties, o ne dėl tautybės. Tai pajutau ir pati. Prieš pradedama dirbti su prieglobsčio prašytojais buvau perspėta dėl žmonių, kurie galbūt nemokės skaityti arba kels kitokių iššūkių dėl kultūrinių skirtumų. Stengiausi išmastyti, kaip kitaip reikės dirbti su kitokiais žmonėmis. Iš tiesų, grupėje yra vienas kitas nemokantis anglų kalbos ir neturintis gero išsilavinimo. Daugumos profesijos geros ir jie moka bent vieną užsienio kalbą. Šie žmonės nedaug skiriasi nuo suaugusiųjų, kurios mokiau Lietuvoje. Paklausiau Alekso, ar Švedija vis dar yra humanitarinė supervalstybė ir ką jis apie tai mano. Jo nuomonė, taip nebėra. Visuomenėje neliko susitarimo, kad taip turėtų būti, ir dėl to jam yra liūdna. Mūsų dabartinė vyriausybė yra blanki, silpnavalė ir baili. Jie nieko negali pasakyti. Mūsų premjeras, žinai. Anksčiau turėjome lyderius, kurie kažkam atstovavo, vertybėms, kurias galima suformuluoti ir prie kurių galima sugrįžti. Galbūt jos ne visada sutapo su maniškėmis, bet tai vis šis tas. Iš tiesų šiek tiek pykdo, kad jie tokie velniškai bailūs. Alekso manimu, faktas, jog Švedija nebeprisijima stiprios pozicijos tarptautinėme kontekste, paveikia ir situaciją namuose. Tai kažkaip susiję. Jei gini mūsų naujai atvykusių švedų, imigrantų ar prieglobsčio prašytojų teisės, lygiai taip pat turi tas pačias teisės ginti kitose šalise ir atvirkščiai. Galbūt dėl to jie nedrįsta. Jei palaikysi palestiniečius Gazoje, turi palaikyti ir imigrantus Švedijoje. Kaipgi tuomet politikai mato šalies vaidmenį, jeigu humanitarinės supervalstybės epocha baigėsi? Pasak Alekso, jie neatsakys į šį klausimą, kadangi nepripažins tokio fakto. Galbūt teiks, kad taip vis dar yra, nors elgsis priešingai. Pašnekovas brėžia paralelę su klimato politika. Pirmavusi šioje srityje Švedija rizikuoja mokėti baudas ES dėl nepasiektų klimato tikslų. Per debatus apie tai paklaustas premjeras tvirtino, kad tikslai vis dar svarbus ir bus pasiekti, tačiau kaip nepatikslina, politika nesikeis. Tas pats Kristašonas turbūt ir nepasakytų, kad visiškai nepritarė jaunai savo versijai. Jis nėra prieš imigraciją, bet būtų geriau, jei imigrantai išvažiuotų. Nenorą prisimti aiškios pozicijos ir atvirai kelti vertybių klausimą per debatus atspindėjo ir kita tema. Aptarinėjant jaunimo įsitraukimo į nusikalstamas veiklas prevenciją, buvo svarstyta, ar partijų lyderiai pritartų siūlymui paaugliams, kurie nėra įvykdę nusikaltimo, bet priklauso rizikos grupiai, priverstinai, be tėvų sutikimo uždėti elektroninio sekimo prietaisą ant kojos. Į klausimą reikėjo atsakyti paspaudus mygtuką. Žalia taip, raudona ne, geltona susilaikyti. Dauguma paspaudė geltoną ir niekas nepaspaudė raudono. Verčiau būčiau išgirdusi taip, su tokio pasirinkimo motyvais ir svarstymais, ką tai reiškia Švedijos vertybėms. Vietoj to kambaryje pakybo geltonas susilaikymo dramblys. Pakvietus išaiškinti savo poziciją, niekas nekalbėjo apie esmę, tik apie tai, koks sudėtingas klausimas ir kaip svarbu prevencija. Aiškių argumentų neišgirdau ir iš siūlymo pateikusios socialdemokratų partijos. Tarsi gali būti nuslysta į bet kurią pusę. Apleidus švedišką laisvės ir atsakomybės formuotą stuburą, kai net privalomos apsauginės kaukės per pandemiją buvo per didelis varžymas. Be abejo, baisu, kad jaunimą traukia gaujos. Bet ar paauglys, jau nepritampantis ir susižavėjęs bloga kompanija, persigalvos, kai valstybė jį, dar neprasikaltusi, paženklins? Galbūt natūrali paaugliška reakcija būtų žengti žingsnį arčiau, o ne toliau nuo pavojingų grupių, žadančių nuotykius, laisvę ir pinigus. Turbūt nenuostabu, kad visuomenės apklausose pirmauja opozicijoje esantys socialdemokratai, bet nuosaikiųjų partija aplenkė ir tarp dešiniųjų į pirmą vietą iškylo populistiniai Švedijos demokratai. Jų žodžiai sutampa su politika. Jie sako, esą pasiekti klimato tikslų dabar nėra svarbu. Klimatas svarbu, bet ne tikslai ir ne dabar. Švedijos demokratai taip pat yra atvirai pasakę, kad šalis prisižaidė humanitarinę supervalstybę. Priešiškumas migracijai buvo svarbiausias partijos klausimas nuo pat susikūrimo 1988-aisiais. Tiesa, Aleksas nėra įsitikinęs, kad kitus rinkimus laimėjus socialdemokratams kas nors būtinai pasikeistų. Šiuo metu jie taip pat vengia reikšti stiprią poziciją.
Visgi jis stebisi, jog Švedijos demokratai kaltina socialdemokratus sugriovus Švediją, juk pastarieji nepertraukiamai valdė 44 metus, tarp 1932 ir 1976 metų. Jie sukūrė tautos namus, gerovės valstybę, vaikų priežiūros galimybės, 5 savaičių atostogas, pensijas, socialinį draudimą ir taip toliau. Ir šiandien Švedijos demokratai sako, kad socialdemokratai sugriovė šią šalį. Nesu socialdemokratas, bet man tai yra svetima. Kaip galima taip neturėti istorinio sąmoningumo? Tačiau jie turi kitą pasididžiavimo Švedija viziją, labiau etnonacionalistinę. Visgi, jeigu šalis nebebus humanitarinė supervalstybė, kas ji bus tuomet? 2025 metais buvo sudarytas kultūros kanonas, svarbiausių kultūros reiškinių ir kūrinių sąrašas padėsiantis susigaudyti, kas yra Švedija. Buvo įtraukti ne mažiau nei 50 metų senumo kūriniai. Projektas sukėlė diskusijų ir dėl to, kad apribojus laikotarpį sąrašas pasidarė itin homogeniškas ir dar neliko vietos muzikos grupiai ABBA. Galbūt ateityje užteks tiesiog peržiūrėti sąrašą ir bus aišku, kas yra Švedija. Aleksas kanoną mato kaip šiokį tokį kuriozą, o apskritai abejoja, ar tokia Švedija, kurioje jis augo, išliks. Jam šiek tiek daugiau kaip 50 metų. Ir kol kas neaišku, ar jaunajai kartai vis dar rūpės tos pačios vertybės. Švedijos istorija, švediška humanitarinė, moralinė supergalia, Ulofas Palmė, Vietnamo protestai, atvirumas, tai baigta. Neatrodo, kad mano mokiniai suprastų, apie ką aš kalbu. Jie auga kitoje realybėje. Ulofas Palmė buvo socialdemokratas, Švedijos premjeras tarp 1969 ir 1976 metų ir 1982 ir 1986 metų. Jis pasižymėjo aktyvę tarptautinę politiką, aštrią JAV karo Vietname kritiką ir darbo rinkos reformomis. Pasididžiavimą keliantį švediškumą Aleksas vis dar atranda kasdieniuose dalykuose. Tai švediškasis modelis su profsąjungomis ir tautiniais judėjimais, visiems prieinamas švietimas. Daugelis žmonių yra aktyvūs įvairiose asociacijose, dainuoja choruose, prisideda prie visuomeninės veiklos. Aš esu savo vaikų futbolo treneris ir skautų vadovas. Šito matau daug artimoje aplinkoje. Taip, tokiais dalykais galima didžiuotis, kai kuo labai apčiuopiamu. Šita panašaus matau ir savo darbovietėje, kur atrodo vis dar pilna senosios Švedijos. Čia be švedų kalbos siūlomi įvairiausi kursai. Nuo dirbtinio intelekto iki užsienio kalbų ar gitaros ir šokių pamokų. Prieš pradedant dirbti privaloma susipažinti su vertybėmis, visų lygiavertiškumas, įtraukimas, nulinė tolerancija diskriminacijai. Švietimas prieinamas visiems, visų amžių grupių, įvairios kilmės ir teisinio statuso asmenims. Motyvuojama ne rezultatais ar vertinimu, bet į pirmą planą iškeliami individo norai ir poreikiai, paremti tikėjimu, kad kiekvienas nori mokytis. Turi savo būdą tai daryti ir muštras ir pamokslaujantis tonas nereikalingi. Iš esmės tai matau ir savo pamokose. Nėra privalomų namų darbų ar egzaminų. Galbūt reikės vien žaisti žaidimus ir dainuoti. Žaidimai ir dainos smagu, bet žmonės pasirodo yra moksliukai, kurie atėjo norėdami gauti žinių. Nors daugelis jų, jau pramokę nemažai švedų kalbos, galimai bus išsiųsti iš šalies. Nepaisant skeptiškų Alekso prognozių ir dominuojančių vyriausybės naratyvų, priešingų srovių galima rasti ir politinėje erdvėje. Spalio pabaigoje vyriausybė pakvietė savivaldybių atstovus į informacinį susirinkimą dėl bendradarbiavimo skatinant imigrantų repatriaciją. Savivaldybės turėtų padėti skleisti informaciją apie išmoką, kurią grįždami į kilmės šalį galėtų gauti laikiną arba nuolatinį leidimą gyventi Švedijoje turintys asmenys, pavyzdžiui, pabėgėliai. Vis daugiau savivaldybių viešino oficialų atsakymą į vyriausybės kvietimą. Ne, ačiū. Mums reikia visų mūsų gyventojų. Jokmoko savivaldybės tarybos narys Rolandas Bomanas, pradėjęs virusinę tapusią bangą socialiniuose tinkluose, teigia, kad vyriausybės politika yra nešvediška. Grįžimas į kilmės šalis vadinamas savanorišku, bet iš tiesų jos skatinimas tik kursto priešiškumą. Išeina, kad vyriausybė, bandydama išgryninti švediškumo suvokimą, prieštarauja esminėms šalies vertybėms. Dabar su vyriausybė dėl šio klausimo bendradarbiauti atsisakė 75 iš 290 savivaldybių, taip pat ir didmiesčių – Stokholmo, Malmės ir Geteborgo.
Geteborgo savivaldybės laiške vyriausybei rašoma, kad jos vienpusiškas dėmesys repatriacijos skatinimui kuria įtarumą bei nepasitikėjimą užsienio kilmės žmonių atžvilgiu ir skaldo visuomenę. Ši priemonė vadinama neįtikėtinai neefektyvia ir simbolinė, švaistančia lėšas, kurios galėtų būti skirtas tikroms problemoms spręsti. Dauguma prie akcijos prisijungusių savivaldybių yra valdomos opoziciją sudarančių socialdemokratų, tačiau kai kurios priklauso ir valdančiajai daugumai. Spalio 29 dieną pasirodė straipsnis apie nacionalistų grupuotės žiauriai sumušto 43 metų arabų kilmės vyrą. Dėl įvykio nukentėjusysis kaltina vyriausybės politiką, kuri bene visas problemas pastaruoju metu sieja su imigracija. Kita vertus, bendravimą su policija jis aprašo kaip kupiną empatijos. Čia yra geroji Švedijos pusė. Dabartinės tendencijas vyras aprašo kaip kovą tarp atvirumo ir įtarumo. Bet sako žinas, kad dauguma Švedijos žmonių yra geri, palaikantis ir ši pusė galiausiai laimės. Visa tai kelia sumišimą. Senoji atvira ir lanksti Švedija ir vis dar čia ir jau nebe. Kas jeigu šalis nebuvo neteisi, bet pavargo nešti sveiko proto naštą? Aš vis tiek tikiuosi, kad ji ir toliau rinksis nešokti nuo stogo. Ar visgi šiandieninė realybė reikalauja naujų vertybių? Galbūt atsakymų pateiks 2026 metų rinkimai.